Labai džiaugiuosi, kad vyksta jau antra robotiada Visagine, kuri iš esmės yra visai kitokia. Ne tik tai savo dydžiu, savo apimtimi, savo rungčių kiekiu, kad tai yra pagal jau tikrai pasaulinį standartą First Lego lygo vyksta ir Discovery, ir Explorer, ir Challenge lygus pilnų sąstatų. Ir ne tik tai komandos dalyvauja iš Visagino, bet ir atvažiavusios iš aplinkinių rajonų, iš Zarasų, iš Ignalinos, iš Utenos. Tai rodo apie tai, kad Visaginas tampa traukos centru. Yra ne tik muzikos, kaip anksčiau garsėjo, bet ir techninės kūrybos. Noriu palinkėti visiems kūrybos, sėkmės ir aišku, visi esame laimėtojais. Labai džiugu, kad mūsų mieste atsirado šitą tradiciją ir kad atsirado šitiek palaikančių ir norinčių, kad robotiada vyktų mūsų mieste. Džiaugiamės savo mieste dainininkais, šokėjais, matematikais. Labai norisi tikėti, kad mes džiaugsimės ir robotiados laimėtojais ne tik regione, Lietuvoje, bet pasaulyje. Čia dalyvauja virš 130 vaikų, 38 komandose. Dalyvauja visi Visagino darželiai, Discovery lyga, tai 5 darželiai. Dalyvauja Explorer lyga 2 mokyklos, 2 komandos. Ir dalyvauja Challenge lygoj, tai yra 7 komandos. Ir priklausomai sumo ir linijos sekime yra dar sumoje 22 komandos. Tai yra įspūdingi skaičiai. Tai yra tikrai įspūdingas didėjimas ir kuris rodo baisus, ypatingai didelis susidomėjimą šitą veiklą. Tai reiškia, tai yra populiaru pas jūs mieste. Labai džiaugiuosi. Šiuo metu tema yra Masterpiece, tai yra šedevras. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad kaip sunku vaikams, aš sakyčiau net ir vien vaikams, turint vidinį genialumą, kaip jį atskleisti suprantamai visuomeniai. Tai galima, kaip tai daro profesionalai, per renginius, per spektaklius, per muziejus, per šou, per įvairias saviraiškos priemonės, panaudojant tiek techninę kūrybą, tiek tos pačius robotus. Patys robotai, kaip toks pats priedas prie šitos veiklos, yra neskirtas vien, kad juos konstruoti. Tai yra priemonė padedanti jiems atsiskleisti. Tai pavyzdžiui, Challenge lygoj, tai vaikai konstruoja, ruošiasi per 2 mėnesius, pagal tą misiją, kad sukonstruoja robotus, kurie vykdo misijas autonomiškai 16 skirtingų užduočių pagal tą tematiką. Yra Challenge lyga, daro dar ir pristatymą projekto. Lygiagrečiai vyksta robotų dizaino, vertybių ir inovacinio projekto pristatymas. Ką tai reiškia? Kad vaikai mokosi ne tik tai inžinierinių kompetencijų programuodami ir konstruodami mechaniką robotų, bet ir mokslininkų kompetencijas per projektų inovacijų pristatymą nuo iškeltos į problemos iki prototipo pristatymų. Man patiko robotika, nes tai yra tikrai įdomus dalykas, kuris įrodinėja, kad su šiais dalykais eis ateitį. Nes be kompiuterio dabar tikrai sunku, o robotai tikrai padeda daryti kuo daugiau ir daugiau. Man patinka šitą robotiadą. Aš ją einu dėl savo manęs niekas neverčia. Ir šiaip labai įdomu. Ir gražu, kad Visaginas rengia savo robotiadą. Praeitais metais mes nedalyvavome beveik. Ir šiemet dalyvavome ir su Simo, ir su pačiu stalu filmu Masterpiece. Tai geras renginys. Ir tikiuosi, kad tai bus Visagino kaip tradicija. Kadangi tai yra varžybos, tai yra kažkas tai ir nugalėtojai. Belieka pas mus absoliutinė įskaita. Trečią vietą. Nikaledo!
absoliučioje įskaitoje, kaip jūs galvojat kas? Reklabonikai! Dar viena Ir pas mus čempionai šitoje challenge lygoje, susumavus visas 4 pagrindinės kategorijas, tapo komanda ВКМА.